Negaliu patikėti. Aš irgi. Ką dabar darysim? Greičiau, vaikai, lėpkit, greičiau. Kiek daug, kiek daug. Nusiramink, Pili, būk gera. Tuoj pat iškviesiu daktarą. Tėvelė man jau praėjo, suskauda ir viskas. Niekur nek. Apendicitas gali būti labai pavojingas, mieloji. Gana, Marselė, tu ją gazdini, liaukis. Iš kur žinai, kad apendicitas? Gal tiesiog persivalgė? Nesiginčykit, nieko rimto jau praėjo. Viskas, jūs man nusibodot. Kur? Į tualetą, tėvelį, į tualetą negali? Tik neskubėk. Gerai, neskubėsiu. Gali kilti komplikacijų ir prasidėti peritonitas, o ta liga tikrai labai pavojinga. Liaukis. Ar tau ji netrodo išblyškusi? Jau praėjo, šiek tiek išsigandom ir viskas. Vis tiek noriu, kad ją daktaras apžiūrėtų. Gerai, susitarsiu, kad priimtų ją ir tave. Kam mane? Nežinau, jau kelias dienas keistai ilgės, Marselė. Matau, kad tau kažkas daros? Ne, pagalvojau... Ką pagalvojai? Su viena sunku. Jei turėčiau dvi, tai... Dvi? Ką čia kalbė? Na, tarkim, kad turiu dar vieną dukterį. Ne, susitarsiu, kad jūs kuo greičiau priimtų, kuo greičiau. Gerai. Marisita, gerai, kad tave radau. Mama, tik ne dabar, man reikia lipti ant scenos, mama. Būtent reikia suspėti prieš... Prieš ką, mama, aš nervinos, atstok. Žinau, žiūrėk, šitas akmuo tiesiai atvežtas iš Izraelio. Čia kiškio koja. Man reiks užsidėti? Taip, mieloji, kiški kelnes, dilgėlės lapelį į batą, o šventos Cecilijos paveikslėlį liemenėlę. Visada padeda, mieloji. Mama, nekvailiok, aš labai nervinos. Kodėl, mieloji, apšvietimo nėra, mama, mūsų nesimatys, nėra šviesų. Nesvarbu, žmonės žino, kad dainuojat nuoširdžiai. Ne, mama nieko nemato, mūsų nematys, supranti, viskas bus blogai, nes mūsų nematys. Tu sceną apšviesi, svarelė, tavo širdį tiek šviesos, kad nustelbsi visą tamsų naktinį miestą, nebijok. Mama, aš labai tave myliu. Aš tave irgi. Žiūrovai tavęs laukia. Bėk, te laimina tave Dievas. Labas vakaras. Sveiki susirinkę. Labai dėkojam, kad dalyvaujat labdaros koncerte. Ačiū visiems. Ar norit juos pamatyti? Norim! Ar norit juos išgirst? Norim! Jie yra Mija, Pablas, Marisa ir Manuelis. Štai jie. Erelai. Sveiki! Labas. Sveiki. Labas vakaras. Ačiū, kad susirinkot. Tikimės, kad jums patiks ir dėkojam, kad prisidėjote prie labdaros akcijos. Neturim pakankamai apšvietimo, bet visą salę apšviesim savo širdžių šviesą. Prieš pradėdami, dainuot norėtume padėkoti radio stočiai FM Hit. Visoms televizijoms ir visiems rėmėjams. O labiausiai ačiū jums, kad susirinkote. Ir tiems, kurie mano, kad mūsų jaunystė nieko verta. Jiems irgi skiriam šį koncertą. Para los que sienten soledad, los que creen que
Važiuojam namo. Džiaugiamės Revai narių pastangomis ir iniciatyva. O, palauk. Pagarsink. Radiją pagarsink. Pakrantės parkas lūžta nuo minios žmonių. Mija, Manuelis, Pavlas ir Marisa nepakartojami. Kaip sekas? Ilsitės nuo pastovaus pramogavimo? Ne, dirbu. Tai bent staigmena, nesitikėjau. Ką darot? Ką darau? Ieškau telefono numerio, kurio Sonija prašė. Kokia atsakomybė? Kieno telefono? Kieno? Mokytojo Andradės brolio. Štai ko ieškau. Kam Sonijo telefonas? Hilda, nežinau, nesakė. Jei jau prakalbam apie telefonus, turiu jums dovanėlę. Taip, dovanėlę. Toj. Palaukit. Imkit, čia jums. Kas čia? Vieno pažįstamo telefonas, jis jums parūpins butą, veltėdį. Butas šviesus, už gerą kainą. Klausykit, Hilda, aš neturiu... Ne, aš jums padėsiu. Suras telefono numerį. O jūs paskambinsi šito, nes kam nors kitam išnuomos. Ačiū, Hilda. Atidarysiu, skambinai duris. Tiek to, aš atidarysiu. Jūs skambinkit. Ačiū. Jau ta moteriškė... Frankai. Andresai, ką čia veiki? Aš... Ponas čia nuomojas kambarį, bet jau rado butuką ir greit išsikels. Hilda, ačiū. Frankas mano senas pažįstamas, galiu pats paaiškinti. Dabar aš pažįstamas. Atsiprašau, daugiau nesikišu. Jums leidus. Ką čia veiki? Atėjau pakalbėti su Sonija. Jos nėra. Pažiūrėkim, ką jie mums dar paruošė. Ačiū!